važiuoju, nu, į Bulgariją pro Rumuniją. Nu, taip sakau, per tą visą čigonyną. Tai, nu, rumunai savam stiliuje. Aš dar nespėjau kojas į Rumuniją įkelti, kai manęs vos neapkniuso ant 70 eurų. Nu, ne visai manęs, bet vis tiek būtų, nu, vis tiek, kam sakyt, manęs. Atėjau, čia, ganai, kritau sieną aš tą muitinę, ir tenai yra, reikia nusipirkti vinjetę. Ateinu, padaviau dokumentus, viską, ten dokumentų, mato kokią mašiną, viską, nu, jo, kiekvienas paklausė, kokią mašiną. O jis nieko, nu, sako, ten kažkas sumas man vardina, o žinot, tai pradau kaip ten toj Vengrijai, kad ten ne eurai, o, nu, kažkokie kitokie. Ir man net negalva, kad tenai kažkokios kitos sumos. Nu, sakau, ten 3 dienom vienam, bet žiūriu, kad tai, nu, sakau, savaitį, labiau apsimoka, žinai. Ir tai man padavė mokėti kortelę ir aš taip jau litai norėjau mokėti. Tai gerai, kad aš pamačiau ant to ekranėlio 71 euras. Aš ten čiut nenukritau, sakau, pala, sakau, kodėl 71 euras? O tai sakau, už 3 dienas, o kiek už 87 eurai. Nu, sakau, nesąmonė kažkokia, sakau, Šveicarijoje už metus aš tiek nesumoku. Jau net Šveicarijoje 40 eurų metams. O čia Rumunijoje kažkokio už kelias dienas 71 euras. Nu, tai nemokėjau. Tai paskui internetu tenai man vadybininkas sumokėti, ten kažkur 20 su kažkiek eurų buvo. Ir čia grinai matas, čia jisai man paskaičiavo, kad aš su fūra važiuoju. Tai jeigu aš būčiau net kreipus dėmesio, taip kartais būna, nu, pačiausiai net kreipi dėmesio į sumą, mūsų moki ir viskas. Būčiau netkreipus dėmesio ir būčiau 71 eurą ir sumokėjus kaip su fūra. Nu, bet ir grinai galvoja lygioj vietoje apgaus, bet pastebėjau tą sumą, kad galvoju nesąmonė su tokia suma.